Kaimas atokiau gyvena, tai tikrai reikėtų. Per anksti keltis 6. Mano eina Kratiškės, tai jie tenais pradeda nuo 9. Gerai, kad nuo 9. Taip, nes jie panašiai be 5-8 iš namų tik išvažiuoja. Viena mokykla norėjo išvilioti mūsų Aklio skyriaus vaikus, jiems žadėdami, kad pavėlins pamokas. Mes supratom, kad vadinasi toks poreikis yra vaikam ir tada pavėlinom pamokas, kadangi patys susivežam vaikus, mes tą galėjom padaryti, nereikia derintis prie kitų. Pas mus labai daug mokinių mokosi yra iš rajono, gyvena ten už 20-30 km kaimeliuose, kaimuose, tai jam atvažiuoti čia, taip, jam reikia keltis anksti, tačiau jeigu pamokos prasidėtų vėliau, jam reikėtų išvažiuoti dar vėliau. Ir šitas laikas labai užsivėlintų, tai moksleiviai tikrai neturi labai didelio noro dar ilgiau sėdėti mokykloje. Kieme Naujutėlaitis mokyklinis autobusiukas. Šis geltonas gražuolis mokyklą iš Vilniaus pasiekė tik vakar, tad šiandien visam kolektyvui didžiulė šventė. Gimnazijos pedagogai vienas po kito lipo į naująją transporto priemonę ir pajuda miestelio gatvėmis. Kol kas tai tik bandomasis važiavimas. Nuo pat mokslo metų pradžios autobusiuku galės džiaugtis ir mokinukai. Mokyklos vadovai pasakoja, kad naujoji transporto priemonė labai laukta ir itin reikalinga. Eilę metų mokykla prie sportiškiausių priskiriama, dar varžybų važiuodavom, kol nebuvo karantino. Taip pat vaikai kas savaitę važiuoja į baseiną mokytis plaukti. Toliau yra vaikų, kuriems priskirtas yra privalomas iki mokyklinės grupės lankymas, todėl vakarė turim parvežti tuos vaikus, namo irgi kaimo keliais. Nuo 7 iki 7 vakaro autobusiukas išnaudoja. Kai turi vieną autobusiuką, bet jis jau senas ir lūžta ir kartais netikėtai sulūžta, tai džiugu, kai naujas autobusas, turbūt ir tų išlaidų finansinių bus mažiau remontuoti autobusui ir saugesnės kelionės vaikų atžvilgių. Gimnazijos vadovas prasitarė, kad senasis mokyklos autobusas tarnavęs kone 10-metį buvo pravažiavęs daugiau nei 500 000 kilometrų. Senukas, kaip juokauja direktorius, gero kelio praktiškai nei nematęs, tad gėsdavęs dažnai. Per metus remonto darbams tekdavė pakloti ir po 3-4 tūkstančius eurų. Mokyklai verkiant reikėjo naujo autobuso ir galiausiai gavo su visais patogumais. Pats autobusiukas daug saugesnis, kameros, vairuotojai alkotesteris, kondicionierius, pirmie mokykliniai autobusiukai, kurie turės kondicionierius. Beje, įdomu tai, kad vaikai kol kas apie naują transporto priemonę nei nenutokė. Tai būsią rugsėjo 1 staigmena. Sužinos rugsėjo 1 rytą, kai autobusiukas išvažiuos atvežti vaikų į mokyklą. Tai jie, kaip suprantu, tą naujieną jau pamatys, belaukdami savo senojo autobusiuką. Tikrai taip. Sidabravo gimnazijoje mokosi daugiau nei 200 vaikų.
Then I'll take mine on the right hand side. I'll race, and you'll find that you take race in ones. And take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky.